Labadiena. Gerbiama pretendentė, džiugu girdėti tiek empatijos neįgaliųjų klausimais, socialiniais klausimais, tikrai lieka tik palinkėti sėkmės juose ir žinant jūsų asmenybę, tikiuosi, kad tie darbai pavyks. Klausimas dėl jūsų koalicijos partnerių. Suprantant, kokius koalicijos partnerius tikėtina jūs turėsite, ar galima tikėtis jūsų pažado čionais dėl žmogaus teisų klausimų, kad į parlamentą ateis partnerystės klausimai ir jie tiesiog jau seniai persirpė ir bus priimti partnerystės, Stambulo konvencija, reprodukcinė sveikata. Ar tie klausimai iš tikrųjų bus jūsų darbotvarkėje, atsižvelgiant jūsų koalicijos partnerius ir mes juos tiesiog čia galėsime dėl jų balsuoti? Ačiū už klausimą. Na, turbūt, jeigu man teks tokia garbė vadovauti vyriausybei, tai labiausiai ko aš gailėsiuos, kad man neteksiu žmogaus teisų komiteto ir jau tenais nedalyvausiu kaip narė, nes tikrai buvo garbė tenais dirbti ir man jis labai patiko. Bet mano vertybės niekur nedingo ir žmogaus teisų klausimai bus tikrai labai svarbus. Tai pirmiausiai dėl reprodukcinės sveikatos, tai mūsų frakcija yra pateikusi įstatymo projektą, tai aš manau, kad rudens sesijoje tęsim šitą darbą. Dėl partnerystės, tai reikia daryti, matyti, nuorodą į Konstitucinio teismo sprendimą. Tai nenori matyti to teismo sprendimo ignoruoti mes negalėsime, reiškia tam tikrus sprendimus turėsime ieškoti. Bet aš labai norėčiau, kad sprendžiant šitą klausimą mes neturėtume supriešinimo visuomenės akivaizdoje. Nes dažnai daroma klaida, kai skirtingos nuomonės tarsi tampa supriešinamos ir taip tikrai lengvai neišeis įspręsti šitą klausimą. Tai didesnės diskusijos, platesnės diskusijos, argumentų pateikimas šitam procese yra labai svarbu. Ir aš tikiuosi, kad su jūsų pagalba mes tikrai galėsime dar daugiau spręsti klausimą. Tai ir tautinių mažumų, mes turime moterų ir vyrų lygybės klausimai. Tai žmogaus teisų komiteto klausimų spektras yra be galo didelis. Ir visi šitie klausimai tikrai ateis į darbotvarkę.